Sveiki, su jumis sveikinas Rička, čia RR studija ir čia nauja laidelė Pasigamink pats. Šiandien nusprendžiau pasigaminti karštus sumuštinius, bet ne paprastus, o su šprotais. Taip, šprotais. Aš nežinau, kas tas šprotas, nes aš esu protas. Tie sumuštinukai yra labai lengvai paruošiami, ilgai neužtrunka paruošti ir yra be galo skanus. Dabar parodysiu, kokių reikia produktų. Šitam receptui mums reikės batono, sūrio, majonezo ir šprotų. Taigi pirmiausia, šprotus aliejų pasiemam, atidarom ir gerai sutraiškom iki vientisos masės, kad gautųsi košytė. Štai gavome vienalytę masę. Ją naudosime vėliau. Taigi dabar pasiemam sūrį ir jį susitarkuojam. Pasiemam šprotus ir po nedidelį kiekį dedame ant batono. Dabar beveik baigtus sumuštinukus apibarstysime fermentiniu sūriu. Paruoštus sumuštinukus dėsime į orkaitę, kuri yra įkaitinta iki 180 laipsnių ir kepsime tol, kol išsilydys sūris. Mūsų sumuštiniai ką tik iškepė. Ištraukiam mūsų sumuštinius ir matote, kaip gražiai išsilydęs sūris. Kai kur daugiau, kai kur mažiau, bet visi sumuštinukai yra skanus. Ir tuoj ragausime. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, buvau čia aš, Ričardas, ir čia mano laidelė Pasigamink pats. Iki kito karto.